Važiuojam. Taigi, pirmiausia, uždėkite pliusiukus, ar mane girdite, matot, ir kokybė atitinka jūsų pageidavimas. Taigi, pliusiuką, pliusiuką, pliusiuką. Galite taip pat parašyti savo miestą arba šalį, iš kur jūs esate, tam, kad susipažinti. Kodėl tai reikia padaryti? Iš visų užsiregistravo, parašykit man į Skype'ą. Užsiregistravo iš viso žmonių. Virginijų. Nėra viskas. Aš nematau. Aš matau tik tai kiek online. Taip. O užsiregistravo iš viso kiek? 5-8. Taigi užsiregistravo iš viso 580 žmonių ir dabar yra prisijungę 245. Taip, taigi mes didžiausia saviugdos centras Lietuvoje individualių mokymų. Tikriausia, ne visi mane žino, aš žinau, kad 250 žmonių atėjo čia per Facebooką, per mano padovanotą knygą arba per mano padovanotus mokymus jums. Džiaugiuosi, kad jums patiko ir jūs norite eiti toliau. Kodėl mes taip augam ir sparčiai, bet tuo pačiu aš tikiu šventai, kad tai, ką aš duodu, yra labai svarbu. Kodėl? Nes aš pats susidūriau su daugybė mokymų, kurie yra trumpalaikiai, kurie yra vienadieniai, kurie yra 2-3 valandų ir žinau, kad jie neveikia. Todėl aš sukūriau tą sistemą, kuri veikia ir kuri duoda garantuotą rezultatą. Šiandien aš jums nepardavinėsiu iš mokyklos, jokių kursų ir taip toliau, nes galbūt jums jų nereikia. Aš sąžiningai kalbu, galbūt iš tikrųjų jums to nereikia, bet aš šiandien būtinai pasiūlysiu jums kažko naudingo. Taigi, pliusiukai, tikiuosi eina, viskas ok, man rodo, rašo. Galite rašyti savo klausimus čate, jeigu bus susijęs su tema, man aišku atsiūs, čato aš nematau, man atsiūs tai, kas reikalinga ir galite turėti prasmės kitiems dalyviams. Taigi, pradedam. Ką aš noriu pasakyti ir apie ką šis webinaras? Šis webinaras yra labai svarbus tom, kad labai sunku atrasti tą pradinį tašką, nuo ko mes galime judėti link ten, kur mes norim nueiti. Dabar pasakykite, jūs visigi žinote, kas bus ten, kur jūs nueisit. O kur jūs norit nueiti? Jūs norit nueiti tenai, kur jūs jaučiatės laimingi, sveiki, turit gerus santykius, turit, nežinau, turtą, verslą, darbą, mėgiamą veiklą. Jaučiatės laimingi. Tai jūsų galutinis taškas. Ir mes visi norime ateiti tenai. Tai yra, jeigu aš laimingas, aš noriu vis tiek būti dar laimingesnis. Jeigu aš turtingas, noriu būti dar daugiau. Jeigu aš kažką darau gero, aš noriu daryti dar daugiau. Nėra niekada gana mums. Ir visi tą galutinį tašką, ten, kur mes norim nueiti, mes visi žinom jį. Mes galbūt net žinom instrumentus, kaip tai padaryti. Bet žiūrėkite, kodėl mums nepavyksta. Mes žinome, kad reikia sportuoti, mes žinome, kad reikia maitintis sveikai, skaityti knygas, mokintis, bendrauti, komunikuoti, keliauti, rizikuoti, investuoti, daryti. Mes žinome visą tai. Čia tas vidutinis taškas, jo, prieš tą galutinį. Bet mes nežinom starto. Ir mane dažnai klausia, nuo ko pradėti, ką daryti. Bet dažnai jos nuveda mokymai, knygos nuveda instrumentus. Tai yra, valdyk laiką, investuok, išmok pardavinėti, suras vietą, kur slepiasi geri vyrai, arba geros moteris, arba pastatyk namą, sukurk verslą ir tu būsi laimingas, bet dėja tai nevyksta. Mes pamirštam startą, mes pamirštam pradžią. Ir dabar pažiūrėkite, o kas jums trukdo pradėti daryti ir gyventi taip, kaip jūs, jeigu pradėsit gyventi, jūs nuves ten, kur jūs norit nueiti. Nu, tarkim, man reikia numesti 10 kg ir noriu sveiko kūno, daug energijos. Tam reikia maitintis sveikai, sportuoti. Tingiu. Ai, nepavyks. Pas mane genai. Maistas nesveikas. Taigi jūs turite instrumentus visi. Jūs žinote, kad reikia daryti, bet mes nedrįstam. Kodėl? Todėl, kad mes nedirbam su savo pradžia. O pradžia yra energija, jausmas, vidinis. Bet reikia suprasti, kasgi įtakoja mūsų dabartinį gyvenimą. Kodėl mes, einant, bėgant metams, neturime energijos, vis mažėja, sveikatos vis prastėja, pinigų galimybė užsidirbti sudėtingėja, greitis mūsų įsisąmoninimas, suvokimo, sugebėjimo mokintis lėtėja, kas su mumis atsitinka. Ir aš nenoriu žodžių vynioti vatą, dabar aš jums parodysiu 8 minučių su pusę
video įrašą, kuris, aš tikiuosi, jeigu įsitemsite ausytės ir akytės, privers jūs susimastyti. Labai stipriai, aš tikiuosi, privers. Aš po to noriu iš jūsų komentaro. Noriu komentaro, ką jūs manote apie tą video. Ar jūs sakote, kad tai galbūt nesąmonė? Ar sakysite, o, aš tai žinojau. Nes po to aš jums turėsiu dar kitą pasiūlymą. Bet dabar bus tas video. Taigi, žiūrėkite, pasimkite sąsiuvinį, pasimkite tušinukus ir rašykite. Parašykite čia tą klausimą. Jeigu nesutinkat, jeigu sutinkat, gal užduokit, ką daryti, aš noriu, kad tai būtų. Todėl, kad po video jūsų gyvenimas pasikeis, jeigu jūs jį priimsite, suvoksite giliai. Nes tai būtent ir keičia mūsų gyvenimą. Tai yra pirmas žingsnis į save tikrą, į sėkmę, gerovę. Ne tik savo, bet ir jūsų šeimos. Taigi pirmin, žiūrim video. Šiame video aš noriu papasakoti apie žodžio svarbą, apie mūsų kalbą, apie tai, kai mes kalbame ir ką mes sakome. Kokia energija yra mūsų žodžiuose. Pradėsiu iš tolėliau. Neįsiu į fizikos, kvantinius ar kokios nors dar kitos mokslus. Kalbėsiu paprastais pavyzdžiais, tokiais gal primityviais. Suprantat, kad viskas yra energija. Viskas yra energija. Ir net tas pats vanduo kartais garas garuoja, kartais skystas, kartais kietas. Jis keičia savo struktūrą, jis keičia savo pavydalą. Nors tas pats turinys, ta pati medžiaga. Kodėl? Daugelis pasako, kad tai keičiasi vibracija atomų, kiti sako, pasikeičia struktūra. Aš į terminus moksliškus nesivelsiu. Bet pasakysiu taip, kad iš tikrųjų viskas yra energija. Ir tas pats stalas kietas tik dėl to, kad jame vienaip ir kitaip vaikšto atomai, kitaip funkcionuoja energija ir jos tankumas yra kitoks. Bet jeigu mes išardytume kiekvieną dalelį, kiekvieną daiktą, kiekvieną ir net patį mane, mes visur pamatytume energiją, atomus, kurie juda vaikšto, mes pamatytume molekulės, to kad mes susidedam visi iš to pačio, sudibdyti iš to pačio molio. Ir jeigu mes tokie patys kaip ir visi, reiškia, mes taip pat saveikiaujam ir atakuojam viską. Kiekviena mūsų mintis, kiekvienas mūsų jausmas, emocija, žodis nueina į visatą. Ir visata visada atsiliepia. Jinai atsiliepia visada į mūsų žodžius, to kad mes saveikiaujam taip su ją. Per veiksmų, žodžius, mintis, mūsų energiją. Bet įdomu, turbūt jums pasidaro, o ką tai reiškia? Ką man su tom daryti? Nu ir ką, kad aš čia keikiuosi, siuntiniai visus, tolėliau ar atėmiau. Ką tai daro? Tai daro, kad jūs prašote visatos įgyveninti jūsų norą. Ir jinai reaguoja atitinkamai. Pagalvokit, jūs einat gatve, pamatot gražią moterį arba gražią vyrą, nusišypsot, mirksit akim ir sakot, tu puikiai atrodai. Kaip atsilieps jisai į jūs? O jisai yra visata. Jis nušypsos, pasakys ačiū. O jeigu jūs apspjausite jį, sakysit, tu kvailas, durnas ir idiotas, kaip sureaguos? Atitinkamai. Ir gerai, jeigu dar negausit, kaip sakant, per ausį. Taip reaguoja viskas. Todėl jūs turite suprasti, kokia yra žodžio svarba. Ir aš jūs matematiškai paprastai primityviai paskaičiuosiu. Kaip aš vadinu, kam jūs meldžiatės. Jūs meldžiatės visatai. Kad jinai gyvendintų jūsų troškimus. Kad jinai gyvendintų jūsų svajonės, kurios įsigarsina savo kalboje. Padarom paprastus apskaičiavimus. Žmogus vidutiniškai pasako į dieną apie 5000 žodžių. Kaip suprantat, tie žodžiai nebūna vien aš tave myliu. Man sekasi, aš gražus, aš sveikas, oras puikus, darbė man pasiseks, aš nuvažiuosiu darbą be kamščių, pas mane geri labai pavdaravimai, tuoj važiuosime į kelionę, labai laukiu savaitgalį, nes bus nuostabu. Taip, mes sakome tai. Bet kiek kartų mes sakome, man nepavyks, aš nežinau, šitas žmogus mane apgaus, man šitas nepatinka, labai bjaurus oras, vėl tu prisigėrė alaus, tu vėl susiraukusi, brangioji, kas atsitiko, vaikas vėl parnešė 2 iš mokyklos, vėl neišlaikė egzaminų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes kalbam. Paimkime paprastą pavyzdį. 2000 žodžių į dieną. Mes pasakome va tokių negatyvių. Man nepavyks, nežinau, kas bus, ką aš darysiu, aš nežinau, kaip įspręsti ir taip toliau. Ne keiksmažodžiai, o paprasti tokie žodžiai. 2000 žodžių į dieną. 30 dienų yra mėnesyje. Ir tai kart 12 metų, o 12 mėnesių per metus.
Mes gauname 720 tūkstančių. 720 tūkstančių negatyvių, kaip aš vadinu, maldo žodžių į visatą. Įsivaizduojat? 720 tūkstančių, galite paskaičiuoti patys. Bet čia vieni metai. O jeigu yra 10 metų? $7 200 000. O jeigu 20 metų? Ar jūs dabar neina širpuliukai? Ar jūs nesat šokę? 15 milijonų negatyvių žodžių per 20 metų. Ir paskui mes sakome, kodėl man nesiseka? Vaikystėje buvo viskas fainai, smagu, aš tikiu, kad man pavyks, spalvos buvo ryškios, buvo puikiai sveikata, o dabar man 40, 50 ir niekas nesiseka. Kas atsitiko? Tuo, kad jūs meldėt. Prašau visata. Padaryk tai, ką aš prašau. Aš nekenčiu savo darbo, aš pykstu ant žmonos, aš bijau, kad vaikai neišlaisys egzamino, aš susirgsiu, neteksiu pinigų darbo, aš nežinau, kaip tai padaryti, aš bijau, aš nekenčiu šefo, aš nekenčiu vadovo, nemėgstu mūsų politikų, nemėgstu mūsų valdžios, nepatinka oras ir taip toliau ir taip toliau. Jūs griauna savo gyvenimą. Tas, kaip taip kalba, griauna savo gyvenimą. Ir todėl nenustabu, kad 15 milijonų žodžių pasakęs per 20 metų, ką aš padariau su savo gyvenimu, tai, ką turiu dabar. Tai yra visiškai rimtai ir tai vyksta nuolatos. Bet atėjo laikas pasikeisti. Atėjo laikas pradėti daryti kažką kitaip. Tai aš mokinu iš mokykloje. Aš turiu mokykloje atskirą bloką, kurį mes skyrėme būtent darbui su savo žodžiais, mintimis, savo energijom. Mokykla, kuri startuos jau už mėnesio, būkite pirmi prisiregistruoti, 3 mėnesių kursas, kuris, to nėra niekur pasaulyje. Tai, ką aš duodu, nėra, tai unikalu. Bet padarykime šiandien kažką dėl savęs. Išmokime sutvarkyti savo kalbą. Nes mes esam kūrėję to visos aplinkos, tai, ką mes darome. Mes kūrėme tai. Savo žodžiais, savo mintimis, savo emocija, energija, savo veiksmais, savo rankom. Bet pradėkime nuo žodžių, nuo lengviausio. Bet nieko mažiau veikiančio. Kiekvienas žodis, kuris iš jūsų išeina, jis padaro kažkokią tai poveikį visatai. Tas poveikis be abejo grįžta kažkokiu tai rezultatu. Bet čia ir yra esmė, kad tai galima sustabdyti. Kaip? Būkite įdėmai, klausykite mane. Eiterė, gerai. Draugai, dabar klausimas, tai buvo specialiai ar buvo netyčia? Užlūžo kamera ir taip toliau. Kiek iš jūsų pyko? Kiek iš jūsų susierzino? Kiek iš jūsų sakė, kas dabar vyksta? Kodėl užlūžo? Kodėl atėjau? Tai savo laiką. Ai. Taigi, atsiprašom už tokį tarpą, 10 minučių, bet tikiuosi tą laiką panaudojat apmastyti mano tą trumpą video, 8 minučių, apie tai, kad iš tikrųjų tai yra startas. Ir matosi čia gerai. Mes pradedam ieškoti ne tenai. Mes visi ieškom ne tenai. Mes norime čia esančius instrumentus, tai yra instrumentai. Čia yra tikslas, kur mes norim nueiti. O čia esu aš. Ką reikia keisti, kad nueiti? Mes keičiam ne save. Mes nedirbam su savo žodžiais, tai yra savo kalba, nevalom jos. Nešvarinam savo galvą, neišgaudom visus ir išvaikom tarakonus. Nevaldom savo emocijų, negatyvių jausmų, kurie mūsų užplūsta. Pasikeitus kažkokiom situacijom. Bet tos situacijos būna nuolatos. Jos būna visada ir bus. Bet ką daro su jumis žodžiai? Ir aidas, jos sako kažkoks yra. Taigi, ką daro su jumis? Griauna jūsų gyvenimą. Aš tikiuosi, pas jūs iš tikrųjų buvo ta vidinė transformacija, tai pažymi šiurpuliukus, toks vidinis toksai šokas, kad kai jūs išgirstat ir galvojat, o Dieve, ką aš dariau 10, 20, 30, gal 40 metų. Ir tai atvedė mus ne ten, kur norim ateiti, kur norim atsidurti, bet jūs galite tai sustabdyti. Ką jums reikia daryti? Jums reikia suprasti, kad taip mes einam. Jūs
Nes aš toks pat. Ir aš manau, jūs ieškote instrumentų, gerų žinių, gero trenerio, gero mokytojo, gero darbo, gero darbdavio. Ne tą reikia keisti. Gerai, nekalbėsiu daug. Aš jums galiu garantuoti, kad aš turiu technologiją sukūręs pats, jos autorinės tik aš jas sukūriau ir aš kaip vyras, aišku, siekiu tik rezultato. Ir aš jums duosiu instrumentus, kaip jūs galite išvalyti savo kalbą, kad jinai būtų švari, išvalyti savo mintis, kad jūs būtų švarios, kad būtų pozityvios, kad būtų kūrybiškos, jūsų sveikata, jūsų energetika, jūsų energija veikti, gyventi, džiaugtis, pradės kilti, pradės didėti. Aš jūs siūlau tokį produktą, tokį instrumentą, tokią metodologiją, kuri paims iš jūsų 30 minučių darbo, 30 minučių video įrašą jūs turėsit peržiūrėti ir taikyti tas metodikas, kurias aš jums ten duodu. Tai kainuoja tik 19 eurų. Tai yra mažas žingsnis investicija į save, bet patikėkit, aš tikrai žinau, kad tai pakeis jūsų gyvenimą. Tikrai, jeigu jūs tik 2 savaitės taikysit labai lengvus metodus, kągi daryti reikia, kaip reikia nuliuoti, neutralizuoti savo žodžius, paskui mintys, per 2 savaitės pas jūs per pusę sumažės streso, per pusę mažiau bus vidinio tarakonų, kalbėjimo, abejonių, 20% padidės energijos pozityvios, jūs norėsite veikti, jūs norėsite daryti, atsiras daug laiko, atsiras ramybė širdyje per 2 savaitės. Jums reikia tik tai pasirinkti, pabandyti, ištestuoti. Kaip aš sakiau, aš nepardavinėsiu jums jokio kurso, jūs negalite mane paprašyti, bet jeigu jūs nepraėjot, nepamatėt mano video, neišbandėt man, nesusipažino su manimi, su tą koncepciją, kurią aš duodu tik koncepciją. Aš vedu jūs iki jūsų iš tikrųjų to gyvenimo, kuris pilnai valdot. Tai, ką aš sukūriau, tas saviugdos centras iš mokykla, tai yra ne kažkokie tai kursai, kurias aš pardaviau ir pamiršau jūs. Ne, mes kartu einam tol, kol jūs netampat tokie kaip aš, kurie gali valdyti, kurie gali kontroliuoti, kurie patys sprendžia, kaip gali gyventi. Pradėkit nuo pirmo žingsnio. Pirmas žingsnis. Ir iš mokyklos kurso taip pat jisai. Aš paimu tas pusvalandį iš mokyklos kurso ir duodu jums 19 eurų, spaudžia nuorodą, parsisiunčiat ir pabandot. Be abejo, po 2 savaičių aš patikrinsiu, kaip jums pavyko. Aš taip pat tiem, kas įsigys, ties, kas pabandys, aš su jumis susisieksiu, norėsiu sužinoti jūsų rezultatas, norėsiu sužinoti, kas jūs pavyko, kas galbūt sukėlė klausimų. Draugai, pirmien. Paimkite ir padarykit. Virginijau, ar turit klausimų? Atsiųskit man, parodykit. Aš noriu pažiūrėti, labai noriu atsakyti. Taigi, be abejo, svečias be vardo, sako, kodėl sakote, kainuos 19 eurų, nieko nepardavinėsiu. Dar kartą, aš nepardavinėsiu iš mokyklos kurso. Nors man jį galbūt apsimoka būtų parduoti, nes jis kainuoja daug, bet aš jums siūlau žingsnį. Nes niekada negausit tikrų technikų ir metodikų nemokamai. To nėra. Jeigu jūs tikitės prasisukti nemokamai, ok, bandykit, pažiūrėsim, kur galit nueiti. Todėl dar kokių klausimų? Į temą klausimų. Nėra. Draugai, viskas. Aš kaip ir žadėjau, tai 45 minutės. Mano tikslas buvo šiek tiek sužadinti jūs. Neužkrauti sudėtingą informaciją, kad jūs padarytumėt pirmą žingsnį. Toliau aš jūs nuvesiu, patikėkite, aš žinau, kaip ten nueiti. Bet pradėkite nuo paprasto mažo žingsnio. Tai, ką šiandien daviau, panaudokite. Jeigu jums to negana, įsigykite ir galite tai naudoti visą savo gyvenimą. Tai tam aš ir kuriu visą tai. Taigi dar turiu. Taip. Taip pat visi tie, kas yra mūsų prenumeratoriai, jūsų yra nemažai, labai daug. Noriu pasakyti, kad šiais metais aš vesiu gyvus seminarus. Po Lietuvą šiek tiek pavažinėsiu, jūs apie tai sužinosite. Bet tai pradžia. Taigi, Virginijau, komanda, viskas ok? Baigiam. Taigi, draugai, tikiuosi, šiek tiek sužadino jūsų smalsumas, šiek tiek sužadino jūsų tą tokį ego pabandyti, patyrinėti ir kažkur nueiti. Taip, taigi, ta nuoroda, kur galite pamatyti, yra čiate. Spauskite, užsiregistruokite, įsigykite ir panaudokite. Ir visus klausimus už jūs atsakysiu už 2 savaičių. Taigi, ačiū, gero vakaro ir iki.